Sveiki visi, aš Ignas Bakėjus. Labai dažnai gaunu šį klausimą iš žmonių, kodėl aš parašiau knygą Mano herojus. Seminaruose, paskaitose, susitikęs su žmonėm akis į akį, aš kalbu apie tą patį. Apie My Hero sistemą, kaip jinai veikia, kodėl ji efektyvi ir kodėl keliems šimtams žmonių pavyko pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. Knygoje jūs rasite labai paprastus pasiūlymus, kaip siekti gyvenimo pokyčio. Jeigu sportuoti, tai nebūtinai tai daryti sporto salėje, jūs tiesiog galite daryti paprastus elementarius pratimus virtuvėje, lovoje, autobuse, troleibuse, pakeliui į darbą. Tai sąmoningumo kelimas, jisai būtent tuo klausimu ir padeda. Tai 3 sudedamosios dalys – sportas, maistas ir sąmoningumas. Pavyzdžiui, aš čia rašau apie pačio žmogaus susikurtas kliūtis siekiant gyvenimo pokyčių. Jeigu į kasdienį racioną įtrauksite daugiau augalinio maisto, pasijusite energingesni, galvoje tap šviesiau, reikės mažiau maisto papildų, rečiau sirgsite. Faktas. Mūsų partneriai Birutė atvyko pas mus ir sako, žiūrėkit, mes turim projektą, kurį norėtumėm įgyvendinti. Jisai bus apie sportą, jisai bus šiek tiek apie mitybą ir mes dar galvojam, kaip čia padėti tiem žmonėms susitvarkyti su savo vidumi. Ir aš sakau, palaukit, taigi My Hero ir yra apie tai, apie 3 sudedamasias. Ir tada įvyko minčių sprogimas ir gimė Birutės efektas.